Sveikučiai! Šiandien mano kamade ypatinga žuvis, tai yra arktinė palija, kuri yra ne tik tai labai graži žuvis, bet ir labai skani žuvis. Žuvį pamarinuoti aš dažnai naudoju savo firminį prieskonių mišinį, tai yra druska, pipirai juodi, česnakai granuliuoti, kaukazietiški prieskoniai ir truputis kajeno. Vietoj kajeno galima naudoti čili dribsnius, bet to aštrumo ten labai minimaliai. Ir toks prieskonių mišinys tinka praktiškai bet kokiai žuviai. Kokia žuvis yra ta arktinė palija? Tai sakyčiau, kad tokia mini lašišytė, šiaip kažkas tarpinio tarp upėtakio jūrinio vaivorykštinio ir lašišos. Žiauriai skani žuvis ir labai graži. Tai ją dažniausiai kepu visą, tikrai neverta filiuoti, nes jų svoris būna, jeigu parduotuvėje perkat, tai apie kilogramą gali būti šiek tiek daugiau. Ir tiesiog įpjaunu šonus, tam, kad prieskoniai geriau pasiektų vidų. Ir įpjaunu tik tai nugaros pusėje, ten, kur yra storiausia mėsa, per visą odą nereikėtų pjauti. Ir toliau tuos tarpus padarytus įtrinu tiesiog pasidarytų prieskonių mišiniu ir būtinai iš vidaus ir būtinai pasūdau netgi ir galvą, nors ten tos mėsos praktiškai nelabai yra. Ir reikėtų leisti tiems prieskoniams įsigerti. Tai aš rekomenduočiau, kad bent jau kokią valandą, kelias valandas pastovėtų ta žuvis su prieskoniais šaldytuve šaltai. Galima marinuoti ir per naktį. O jeigu labai skubat, tai galima rūkinti ir iš karto. Tik tokiu atveju gal dar prieskonių reikėtų šiek tiek ir daugiau dėti. Po kelių valandų kuriu kepsninę ir man aukštos temperatūros rūkinimui nereikia, tai temperatūra turėtų būti tarp 100 ir 120 laipsnių Celsijaus, o rūkinimui naudosiu alksnio medienos kaladėlės. Kai anglis įsidega, dedu tas medienos kaladėlės tiesiogiai į anglis ir dedu jas dvi netgi. Tai tikrai noriu šį kartą intensyvaus dūmo, kadangi žuvį valgysiu tik kitą dieną. Paprastai, jeigu ketinu valgyti iš karto, dedu šiek tiek mažiau tos medienos, kad būtų švelnesnis dūmo skonis. O toliau dedu deflektorių ir svarbu, kad tarpai būtų aplinkui vienodi. Taip pat dar dedu antrą deflektorių, kad kuo mažiau šilumos pasiektų rūkinamą maistą. Ir tada dedu ant jų jau groteles ir jeigu turit, galit naudoti dar tą specialų tokį paaukštinimą, kad kuo aukščiau būtų ta žuvis, nes kuo aukščiau, tuo daugiau dūmų jinai gauna, nes ten viršuje didesnė dūmų cirkuliacija prie angos, per kurią jie išeina. Bet jeigu to paaukštinimo ir neturit, tai tikrai jokia nebėda. Galite tiesiog dėti žuvį ant grotelių ir sėkmingai jinai išsirūkins irgi. Na, o pas mane yra šiandien tikra žuvies diena, tai turiu ne tik tai paliją arktinę, tą, kurią jums rodžiau, bet dar ir gabalą lašišos, kurį lygiai taip pat pamarinuoju su tais pačiais prieskoniais. Ir pasirūkinsiu du dalykus iš karto. Jeigu žiūrit ne pirmą mano video, tai turbūt jau pastebėjot, kad aš dažniausiai rūkinti pradedu nuo labai žemos temperatūros, viską sudedu dar į atvėsusią kepsninę ir po truputį rūkinu ir tuo pačiu temperatūra kyla. Tai gaunasi toks iš pradžių šaltas rūkinimas, po to jisai pereina į karštą rūkinimą pabaigoje. Tai pradžiai ta žuvis sėkmingai rūkinasi, kepsninės temperatūra kyla maždaug link 110 laipsnių Celsijaus ir kažkurio metu pastebėjau, kad tiesiog šiek tiek per mažai tų dūmų. Kai yra tokia 2 aukštų arba 3 aukštų, kaip mano atveju, sistema kamado, tai galima ją labai paprastai išimti su visu turiniu ir pridėti papildomai tų kaladėlių. Tai matau, kad dar ne visa mediena sudegė, bet kadangi labai mažas tas degimas, tai tiesiog toj vietoj anglis nepasiekė ir įdėjau tiesiog šviežią kaladėlę medienos į vietą, kur yra anglis įkaitę. Ir toliau vėl tęsiu rūkinimą lygiai tom pačiom sąlygom, kol temperatūra vidinė pasieks apie 50 laipsnių. Na ir dar truputėlį parūkinu, kol vidinė temperatūra pasiekia 50 laipsnių Celsijaus, tai 50-52 laipsniai galima žuvį jau nuimti. Jeigu rūkinat vaivorykštinį upėtakį arba paliją atskirai, tai galima tiesiog ją ir daugiau parūkinti, priklausomai nuo to, kaip jums patinka. Bet žuvis jau yra tikrai pilnai išsirūkinusi ir tas matosi pagal baltymus, kurie jau pradeda ištekėti, tai tikrai perdžiovinti jos nereikėtų. Į pačią pabaigą jau medienos pagaliukai tie sudegė, bet aš papildomai jų nebededu. Tiesiog laukiu, kol žuvis pasieks reikiamą temperatūrą. Tam, kad žuvis rūkinama mažiau priliptų prie grotelių, aš nevengiu kartais panaudoti augalinį aliejų, tiesiog patepti groteles prieš uždedant žuvį, bet šį kartą pamiršau. Tai vienas iš metodų, kaip išvengti, kad ta oda nepriliptų nuimant,
tai tiesiog su kažkokiu daiktu, šiuo atveju naudoju plastikinį tokį pincetą, ją pirma atkabinti ir tik tada nuimti žuvį, nes jeigu nuiminėsit iš karto, gali pusė odos likti tiesiog prilipę prie grotelių. Tai tiesiog atsargiai atkabinu odą nuo grotelių visose vietose, kad nebūtų niekur prilipę ir tada jau nuimu žuvį. O nuėmus tokią rūkytą žuvį reikėtų jai leisti pailsėti. Tiesiog nereikėtų apdengti nei folija, nei kažkokiu popierium, o laisvai ją tiesiog padėti, kad jinai pradžiūtų, prasivėdintų. Ir dar geriau, kai ta žuvis pastovi, man, pavyzdžiui, kitą dieną ją valgyti yra net skaniau negu šviežia. Tai tokiu atveju tiesiog daugiau ją parūkinu ir palaikau, kad jie atvėstų, o tada galima dėti ir į šaldytuvą jau. Na, šį kartą tikrai kvapas yra išskirtinis ir vaizdas yra išskirtinis. Tai labai graži žuvis ir labai skani žuvis, kaip sakiau. Deja, šį kartą jos neragausiu, tiesiog proginis variantas, tai paliksiu iki rytdienos. Bet labai labai skani buvo žuvis, tikrai galiu patvirtinti ir labai rekomenduoju patiems pabandyti tokią išsirūkinti. Jeigu reikėtų rinktis tarp lašišos vaivorykštinio upėtakio ir tokios arktinės palijos, tai aš visada imčiau paliją. Bet ir lašiša yra skani žuvis, svarbu jos tik tai neperdžiovinti. Tai man šį kartą irgi pavyko puikiai, gana storas gabalas, tai išsirūkino lygiai per tą patį laiką. Skanaus ir iki kito karto.